Mėlyje noriu priminti, kad lygiai prieš metus, Liepos 23 dieną, susirinkę Vašingtono aikštėje, vieni kitiems prižadėjom, kad prasidės nauja tradicija, susirinksim kasmet ir paminėsim labai svarbų aktą. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Summer Wales 1940 metais, Liepos 23 paskelbė deklaraciją, taip vadinamą Baltijos šalių aneksijos nepripažinimo aktą. Ir tai iš tikrųjų ne vien tik tai dokumentas, dar vienas iš daugelio, bet labai svarbus vertybinių požiūrių, labai svarbus savo išliekamąją prasme, nes tuometinėje Europoje, kuomet Stalinas ir Hitleris dalinosi laisvų tautų likimus, šis aktas kaip ir simbolizavo ne tik nepripažinimą, bet ir paramą. Simbolizavo viltį tautoms išlikti laisvoms, simbolizavo tai, kas vėliau buvo įgyvendinta mūsų visų kartu su jumis pasiektais rezultatais, kova, nepriklausomybė. Ir todėl ši diena labai svarbi, kalbant apie kitus kraštus šiandieną, apie Ukrainą, apie Gruziją, apie tas tautas, kurios šiandieną kovoja už savo laisvę ir nepriklausomybę. Mes visada susijęme istoriją su dabartimi, susijęme tai, ką praėjo mūsų tauta ir ką išgyveno, su tais iššūkiais, kuriuos turi šiandieną mūsų kaimynai, mūsų draugai, mūsų broliai ir mūsų bendražygiai. Tai manau, kad turime ir privalom šią dieną švęsdami priminti vieni kitiems laisvės kainą, prisiminti istoriją, susijęti ją su šią dieną ir vieni kitiems priminti, kaip svarbus esame susitelkę ir kaip daug dar darbų lieka nepadarytų ir neįgyvendintų. Tik tai tuomet bus įmanoma, jeigu būsim kartu, jeigu būsim vieningi ir jeigu išliks tas vertybinis pamatas, kuris buvo paklotas tada, 1940 metais, Liepos 23. Šiais metais išvakarėse 22 dieną, 16 val. Kviečiu vėl visus ateiti į Vašingtono aikštę, paminėti šią dieną, prisiminti šią dieną ir susitikti tam, kad pratęstumėm šią gražią tradiciją.